APL geriausios vyriškos atostogas. Tai atsimenu, aš užsiregistravau, tai paskaičiau ir galvoju, nu turėkit bėdą dabar. Okay, smagu. Ir jos ten čiauška, aš girdžiu per interkomą ten. Turgus vyksta, sakau, pasakyk, kad traukt moc. Ką, aš negirdžiu. Mergos, palaukit, man vaikus kažką sako, aš nieko negirdžiu. Pamačiau, kaip tu bėgi ir mojuoji rankomis. Ir aš galvoju, kas, kur. Ir tada, Važiuojant APL, kiek kartų galvojat apie tai, kur aš įlindau, ką aš čia darau ir ar norėjusi mesti šitą daiktą? Prieš pradedant APL arba važiuojant APL, kiek kartų galvojat apie tai, kur aš įlindau, ką aš čia darau ir ar norėjusi mesti šitą daiktą? Ne. Niekada. Okay. O kada buvo tas momentas, kai važiavote ir jau buvo, o čia rimta? Ar Čia buvo iš vis? Apie APL. APL metu ar buvo tokia vieta, kur jau, blamba, rimtai? Man turbūt aš kitaip įsivaizdavau tą pirmą dieną ir mane labai nustebino iš medininkų, tik išvažiavus ir ten jau normali bekelė prasidėjo. Galvoju, čia nuo 1 kilometrų mes taip važiuosim, tai iš karto buvo tas. Tai 1 kilometrai tokį padarė įspūdį, ne? Paliko, ne? Ja. Nes galvoju, įsivažiuosim žvyriuko, gal kažkur, o tada ta visa tokia žmonių minė neria į tą mišką visi kartą. Supratau. O žiūrėkite, tai prisistatykime mūsų podcast'o žiūrovams. Tai noriu pristatyti merginas moteris, kurios važiuoja enduro. Pagarba jums, tai ką jūs darot, kaip jūs tai darot, kiek jūs tos drąsos turite. Šios dienos tema yra ir mūsų ir paklausinėti, sužinoti jūs, iš kur tiek drąsos, iš kur tiek ryžto, nes ne kiekvienas vyras gali tą APL ryžtasi, važiuoja. Bet apie tai vėliau laidos eigoje, tai pradžiai noriu, kad prisistatytumėt ir trumpai pristatysiu. Milda, Daiva, Saulius. Pirmas klausimas. Kas paskatino važiuoti APL? Kaip sužinojot apie APL? Kas yra APL jūsų akimis? Na, jisai iš kažkur atsirado jūsų galvose, jūsų mintise ir gal Daiva, Milda, kaip pradėjot? Aš daug girdėjau apie APL, mano merginos, kurios važinėja kartu, daug pasakojo apie tai, kaip ten viskas atrodo, kiek ten laiko, kiek ten kokių nuotykių patiria ir panašiai. Aš važiavau pernai ir pernai turbūt gal aš labiausiai atkreipiau dėmesį dėl to, kad pats pristatymas APL man pasirodė labai patrauklus. Pateikimas. Pateikimas. Labai gražus video, nuotraukos, pokalbiai tokie. Tas APL nebebuvo kažkas tokio, kas tik tai, apie ką esu girdėjusi iš kitų, bet gavau tokį progą pasižiūrėti, kaip galbūt iš tikrųjų ten galėtų būti, jau sudaryti savo nuomonę, nors dar nevažiavusi. Tai jo, iš principo dėl to ir nusprendžiau, kad man patiko pateikimas. Kolegė? Tai mano pirmasis APL buvo 23 metais ir priešingai nei pas Mildą, tuo metu pas mane aplinkoje niekas nebuvo važiavęs APL ir kai aš sugalvojau važiuoti, niekas nenorėjo važiuoti, nes vis tiek tai yra, kas norėtų kartu su manim važiuoti. Ok, supratau. Tai APL, iš kur sužinojot apie APL, kolegė Milda jau pasakė, kaip APL, iš kur APL atsirado jos gyvenime, jūsų gyvenime APL. Taip, pirmasis mano APL buvo 23 metais ir priešingai nei Milda, aš tuomet, mano aplinkoje niekas nebuvo važiavęs. Ir aš kažkaip sužinojau iš socialinių tinklų, pamačiau, užsiregistravau, per daug net negalvojau, turiu atostogų, važiuojam. Ir toksai, kad tuomet jūsų kaip APL organizatorių reklaminis šūkis dar buvo APL geriausios vyriškos atostogas. Tai atsimenu, aš užsiregistravau, tai paskaičiau ir galvoju, turėkit bėdą dabar.
Okay, smagu. Smagu, taip, jo, puiku, čia papasakot, kaip iš kur sužinojot apie APL, bet jau pat kai užsiregistravot ir kas buvo baisiausia prieš startą? Ar buvo kažkokių nerimo, ar ten, kas atrodė, kur didžiausias toks iššūkis atrodė prieš APL? Visada yra, prieš kiekvieną važiavimą tas jaudulys yra ir kaip jau kalbėjom, kad ir miegoti yra sudėtinga, o čianais tu nežinai, kur tu miegosi, kaip tu išsimiegosi, ką tu valgysi, ar bus šalta, ar bus šlapia, ar, žodžiu, komfortą vis, aš mėgstu komfortą. Tai aš kaip mes kalbėjom anksčiau, tai noriu pasiklausti, moteris prieš startą, prieš enduro, nes belekoks, ar tai būtų APL, ar tai būtų varžybos, tas drebuliukas jaudulinis, vyrai tai iš karto eina į tūliką, čia yra natūralu, nes tikrai pažiūrėkit prieš startą, kas darosi, greitai enduro fiesta, nuostabus poligono laukai, miškai, ten bus wow, sekantis aplas, ten dar wow, pažiūrėkit, kiek vyrų stovi prie tūliko, o moteris, sakot, neišsimiega, ta prasme, prieš startą, prieš aplą sunku miegoti, ne? Jo. Yra jauduliukas, nes tu nežinai, kas tavęs laukia, gal... Viduj? Jo, toksai. Okay. O dar norėjau paklausti, išsirinkot APL, sužinojot Facebook'e, socialiniuose tinkluose, važiuojam. Vyrukus aš suprantu, nenoriu aš taip išskirti, vyrai, moteris, merginos, bet žiauriai įdomu, dėl to ir taip klausinėjau, nes ne kiekvienas vyras, sakau, pasiryžta tam. Kaip sureagavo jūsų artimieji tą dalyką? Kaip sureagavo, nežinau, šeima, tėvai, kai sužino, kad žiūrėkit, aš dabar savaitę važiuoju, lysiu į pelkes, į provežas, gyvensiu purve, šlapiais batais, prakaitas, ten purvas, smėlis, taip toliau. Ką artimieji pasakė? Neparodė ten prie galvos ženklų, kad ką tu čia darai? Važiuok į Birštoną, į Spa ir ten... Nusibodo jums kiekvieną savaitgalį rodyti. Buvo, ne? Ne, tiesiog, tai yra mūsų hobis. Mes labai dažnai važiuojam, bent jau aš asmeniškai labai dažnai važiuoju. Ir po darbo kartais išlėkiu prie namų, ir savaitgaliais, renginius mėgstu. Tai sakau, tai buvo pačioj pradžioj, kai tik pradėjom važinėti, bet dabar tai, važiuoju, tai gerai važiuoju, tiesiog pasižymiu, kad tavęs nebuvo savaitę. Tai nereikėjo kovoti su ta socialinė tokiu iššūkiu, kad, ta prasme, artimiesiems įrodinėti, kad čia yra mano gyvenimas, aš taip noriu, tai nėra standartas, ačiū Dievui, jisai tobulėja, daugėja, tampa standartui, čia nėra jokio, kažkokios tokios, man atrodo, kažkokios tai stebuklo labai didelio ir nereikėjo įrodinėti niekam, ne? Ne, viskas labai gerai. Mums pasisekė. Okay. O tai po to jau, kai nusprendėt, kai užsiregistravot, sakykime, APL jau žinot, kad tikrai važiuosit, ar buvo dar kokia nors tokia mintis, kad gal nereikia, ar jau pasiryžot ir... Ne, kadangi į kompaniją mums prisirašė... Mes jam gal prisirašėm. Žodžiu, mūsų vedlys ir mechanikas, ir vyriškoji jėga, ir loginis protas prieš moteriškas emocijas, tai žmogus, kuris labai patikimas ir pažįstamas, todėl jeigu būtumėm vienas, būtų įdomu, bet kai turi žmonių šalia, kuriais pasitikė, tai nes, žinai, kad vis tiek į kokią pelkę beįlystum, vis tiek išlys iš tos pelkės. Nebus taip, kad tave paliks ir sakys, tu ten sėdėk, žinai, o mes važiuojam, nes tu per lėtas, pavyzdžiui. Tai tai dėl to ramiai. Tai Daiva, žiūrėkit, atvažiavot į aplą. Pirmas aplas, aš kalbu apie pirmą aplą, ne? Atvažiavot, įsivaizdavimas vienas, YouTube'as kažką rodo, kaip tai yra, kaip tai kas, taip, gal bus sunku, bet pradedat jūs. Ir ten prasideda nuo pirmų kilometrų, ten linksma. Ne? Tai tie pirmieji kilometrai, pirmieji ten 10-15 kilų, 50, nebuvo to tokio, kad ką aš čia darau. Ta prasme, ar buvo viskas normaliai, gražu, puiku, važiuojam, faina. Kad to, ką aš čia darau, nebuvo, aš tiesiog buvau nusiteikus, žinojau, kad man reikės dabar taip važiuoti 7 dienas. Kaip ir minėjau, man pirmi tie keliolika kilometrų pasirodė sudėtingesnė, nei aš galvojau, kad bus.
Ir aplamai, kadangi aš galiu palyginti tiek savo pirmąjį APL, kuris buvo 23 metais, tiek antrąjį, kuris buvo 25 jau metais, tai man jie patys tarpusavį skiriasi, tiek ir važiavimo, nežinau, valandų skaičiumi, tiek kompanija, komanda, tiek gal kaip aš pati jaučiausi tame APL. Paminėjo tokį fainą dalyką, važiuojant į laidą, paminėjo tokį fainą dalyką, kad jums aplas buvo vidutiniškai, kiek ten, 15-16 valandų važiavimo kiekvieną dieną. Ar palauk, ar klystu, ar ne? Taip, tai pirmą APL. Visas dienas. Jo, pirmą APL. Mes nesumeluosiu, Saulius turbūt gali patvirtinti, kad mes vidutiniškai mūsų komanda važiuodavom kokios 14-16 valandų. Mes išvažiuodavom pirmi, grįždavom paskutiniai, skipindavom pusryčius, dar anksčiau važiuodavom, grįždavom paskutiniai. Ir aš tik tai 5 dieną į Zervynus, atsimenu, atvažiavau šviesoj. Tai buvo 5 APL diena, kai aš pasistačiau palapinę šviesoj, nusiprausiau šviesoj, pavalgiau šviesoj. Ir kaip tik tuo metu prisijungė 2 merginos važiuot, ten trumpam maršrutą. Ir jos manęs klausė, sako, ką jūs čia veikiat, kai grįžtat? Aš sakau, nežinau, aš tik pirmą kartą grįžau, kai dar šviesa. Bet organizatoriai maitinimą buvo palikę vis tiek pakaregi, ten yra maitinimas, viskas, atvažiuojat, nesvarbu, kiek organizatoriai laukia, turėtų laukti, nebuvau kartu, kai jūs važiavote šitą aplą, tai nežinau, tiesiog norėjau, maistas per aplą patinka, geras ar ne? Nes daugelis įsivaizdavimų yra tai kareiviška košė, nes važiuoju per pelkę, tai ne? Ne, buvo skanus, man patiko maistas. Kas buvo, pavyzdžiui? Pirmą, mes kaip važiavom į Ignaliną, pirmas vakaras buvo... Visagina. Ignalina, Visagina. Tas pats. Nu ne. Nesvarbu. Tai aš dabar galvoju, ką mes valgėm. Buvo... Neatsimenu, ką mes valgėm. Šašlai buvo. Taip. Ryte buvo diršelės kiaušinienė. Man sakė, kompanionė sakė, tu tiek valgai, sakau, jo, man baltymų reikia. Tai taip. Skanu? Skanu, tikrai buvo. Užtenka? Sočiai. Supratau. Nes tai ar galėtumėt paneigti tą mitą, kad įsivaizdavimas, kad gausit tik košės, tik perlinės arba grikių ir 7 dienas tai bus, galit paneigti, kad tai yra? Ne, tikrai nebus taip. Ten prie pajūry, tai iš vis ten buvo, ten nesuvalgiau, aš ten balandėliai, sriuba, ten toks kiekis maisto buvo. Geras, aš jau noriu Japlą, noriu pavalgyti. Geras. Taip, su maistu visą laiką būna neblogai tenai. Atsimenu, ir aš tos buvau. Taip, buvo tikrai skanu. O ar buvo taip, kad kažkokią turėjote įsivaizdavimą, kas yra aplas, kaip viskas bus, pradėjot važiuoti ir tada supratot, kad ne, čia ne taip, aš biškai įsivaizdavau. Kažkoks gal dalykas vienas įstrigęs. Tai viskas buvo taip. O jūs aplą važiavot ar ne? Nes kažkaip čia viskas labai drąsiai. Aplas yra, wow, kaip baisu. Kas yra baisaus? Nieko baisaus nėra. Nieko baisaus. Tu tiesiog kaip važiuoji savaitgalio, ar ne, turi savaitgalio išvyką su merginom, tai tu tiesiog galvoji, kad tau 3 kartus tiek reikės važiuoti. Žinot ką, sugalvoju verslo planą. Jo, vyrukai, kurie bijo tą aplą, kontaktų neduosim, bet, ta prasme, psichologinį toksai, ten nieko nėra baisaus. Moteris važiuoja, merginos važiuoja, viskas ten good. Taip. Kadangi minėjot, kad jums buvo viskas žiauriai lengva, žiauriai fainai, žiauriai paprasta, tai turbūt buvo kažkokie smagių dalykų. Tai gal atsimenu kažkokius nuotykius, kas buvo smagiausi top 3 dalykai. Man smagiausia būdavo tas šiaurinis visas kelias. Toks pakankamai ramus yra. Ir kai lysdama kokią nesąmonę, man tada būdavo tokia, pagaliau, šis tas kažkas. Ir juokingiausia buvo, aš nepasakysiu, kurioje vietoje, bet prasidėjo pievos. Molingos pievos. Mes važiuojam, griūnam, žvengiam, mocai visi murzini, padangos apsivėlė, ten atsisėdė, sukrimaliuoji, vėl nukrenti. Aš negaliu, aš tiek prisijuokiau, kad man skaudėjo pilvą. Buvo labai smagu. Lyjo? Purvas yra žiauriai gerai. Ne, nelyjo. Gal biškai lyjo važiuojant? Ten, kol apsirengiam, nustojo lyti.
O kaip kovojate, va aš dabar, va, purvas, žiauriai smagu, purvas, dulkės, jis papuola, tai ne tik tais ant rūbų, ant kelnių, ant pirštinių, ant veido. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad vyrukams tai yra visiškai vienodai šviečia, nežinau, nu, ten ar čia, ar mėšlo pataikė, ar dar kažko, tai, nu, ar turėjo diskomfortą šitoje vietoje ar ne, kad, tarkim, nu, apsitaškiau, mane aptaškė, ai, ar ne? Nėra tokio nieko? Ne. Nesu tom kalbat. Labai gerai. Tai dabar žiūrėkit, tai enduro bendruomenėje vyrų požiūris, kaip jūs susidurėt su tuo, įdomu, nes aš, pavyzdžiui, pats tikrai sureaguočiau, jeigu atvažiuočiau, tarkim, į degalinę užsipilti kuro ir ten atvažiuoja iš pradžių nepažįstama, kad tai yra mergina, ne? Visa purvina, motociklas, visas toks tikras enduro. Nusiema šalmą ir ten žiūriu moteris merginą, nu, aš tikrai taip sakyčiau, wow. Ar teko susidurti su tokiom situacijom važiuojant Aplą, kad va, atvažiuojate į degalinę ir toks, ar to visiškai nėra ir čia tik man taip atrodo? Būna. Būna? Būna Kaip pakalbina, reaguoja? pasižiūri. Paklausė, kaip jūs čia taip sugalvojot, arba... Ateina fotkintis, ta prasme. Fotkintis gal neslapčia fotkina. Nu, buvo. Gražulis norėjo. Gražulis? Aš taip istoriją jau. Nu, įdomu. Mūsų buvo daug ir... Tai jo, būna tikrai tokių reakcijų, būna ne tik degalinėse, būna ir važiuojant gatve prie šviesoforo ir tų reakcijų tikrai susilaukia. Bet tikrai ne dėl jų važiuojam, jeigu jūs to norit paklausti kitų klausimų. Tai šiaip tai mes dažnai susilaukiam kaip organizatoriai klausimų iš tų žmonių, kurie pirmą kartą nori važiuoti. Klausia, kiek patirties reikia turėti, norint važiuoti Aplą. Tai jūs iš savo pusės, kaip jau važiavusios, kaip galėtumėt pasakyti, ką galėtumėt pasakyti tokiem žmonėm, kurie klausia būtent iš tų žmonių, kurie jau yra važiavę, o ne mūsų kaip organizatorių atsakymų. Gal, ta prasme, patirties važiuojant motociklu? Ja. Ar iš viso reikia turėti, ar... Nu, kiek, ar reikia turėti, ar kiek reikia turėti, nu, kiek, ar reikia, ar turi jau būti ten... Enduro praktikos. Jo, ar turi daug enduro praktikos turėti. Gali išmokti važiuodamas, bet nerekomenduoju. Taip, ne, toksai. Gali ir nedavažiuoti. Aš kaip sakau, turi ilgas kojas, stiprias rankas, nesunku motociklą, tu visur pravažiuosi. Aišku, kuo daugiau patirties turi, tuo yra smagiau, nes yra lengviau. Bet kad būtų neįmanoma, mokant važiuoti šiaip motociklu, būtų neįmanoma pravažiuoti. Tai ne, kad bus iššūkių, tai tikrai taip, nes yra specifika, ten smėlis, slidus paviršius. Bet aš manau kažkaip, kad lėčiau, bet įmanoma. Trasoj, startas, rytas. Ateina kokie nors vyrukai, yra dar tas toks dalykas, merginas, mes čia jums per šonus, kai duosim ten, tarkim, mane ir ten jūs ten ramu. Bet per šonus duodat jūs jiems, ne? Tai koks tas jausmas? Tikrai aplenkėt, tikrai ne vieną trasoje, nėra viduj to tokio, žiūrėk, kaip moku. Toksai, suprantat, kaip noriu pasakyti, ne? Kad, prieš startuojant, čia taip gal nepasako tiesiai į akis, bet tikrai yra tokių, kurie pagalvoja, ką čia mes čia, kai varysim, tai dėsim skersą per šonus, kaip turi būti, o realiai tai jūs lenkėt. Mes ne tik aplenkiam, bet ir padedam mocus išsitraukti. Rimtai? Tai, sakyk. Aš čia labai priklauso, iš tikrųjų. Aš asmeniškai nekonkuruoju su vyrais, man tai yra hobis ir aš konkuruoju tik su savim. Man patinka varžytis, tai automatiškai, jeigu aš matysiu, kad aš galiu aplenkti, aš lenksiu, nesvarbu, ar tai vyras ar moteris. Yra vyrų, kuriem ego sužaidžia labai stipriai ir aš atsimenu, ne per Apelą, bet per Fiestą buvo tokia situacija, kai mes važiavam su keliais hardistais, taip kažkaip taip jie sustojo, mes sustojom, taip prasilenkėm. Čia Fiesta tai ta, kur Lietuvos enduro klubo, kur dabar irgi bus neužilgo. Jo, fainas renginys. Taip, labai fainas renginys ir kai mes jau finišavom, aš kažkaip priėjau prie jų, nes stovėjo jie eilėje, aš irgi norėjau nusipirkti maisto, priėjau prie jų ir sakau, čia mes jūs aplenkėm.
Ir tarsi aš pamačiau jo veidas, kaip pasikeitė ir galvoju, okei, tik neduok man dabar. Tai buvo, ne? Jo, ir yra vyrukų, kurie tikrai labai palaiko, ir, pavyzdžiui, mūsų draugai, su kuriais mes važiuojam, jiem, nežinau, jiem kažkaip fainai yra ir jie padeda, jiem paremontuoja motociklą, jeigu ten kažkas sulūžta. Bet yra tikrai vyrukų, kuriems, tai kerta per savimylę taip stipriai, kad, pasakau, atrodo, okei, aš nebekalbėsiu su tavimi. Viskas išeina iš čia. Tokius bairių patirti? Kad kažkaip, kad piktai nuskambėtų, ne, aš atsimenu per paskutinį APL buvo priejo vyriškis, dabar neatsimenu jo vardo, bet sako, blemba, aš jūs tik ant tiesiosios aplenkiu ir teko ir toliau jūs dasivėjat. Tai jis vis juokavo, tai kad kažkaip, gal aš nelenkiu nieko. Šiaip ką galėtumėt pasakyti, nes tokiam žmogui, kuris sako, va taip, ai, čia APL-as gal ne man, gal čia dar nereikia. Ar turi viduj pribręsti šitam reikalui, ar čia užtenka ir draugų paskatinimo? Aš turbūt paklausčiau, kodėl galvoji, kad net tau gal žmogus turi kažkokią rimtą priežastį. Ta prasme dėl ko, nes, jeigu tu moki važiuoti, gali važiuoti, esi ištvermingas, nežinau, fiziškai stiprus, psichologiškai stiprus, tai važiuoji. Jeigu psichologiškai stiprus ir fiziškai stiprus, tai tikrai nieko nevažiuoji. Nes yra ką veikti 7 dienas, yra ką veikti. Turi turėti rutiną, turi pažinoti save, turi žinoti, kaip tau neperžengti savo ribų. Ir jeigu tu tai žinai, tai viskas tada yra gerai. Iš karto kontrolinis klausimas, tai jūsų riba buvo tas 15-16 valandų per dieną, bet jeigu būtų 17-18 jau per dieną ir kas dieną būtų jau riba, ar ne? Ar tai vis dėlto vis tiek neįtakotų jūsų ir sprendimą jūs iki galo davažiuotumėt? Manau, kad neįtakotų. Tai aš tiesiog, tai buvo pirmas APL-as, galvojau, taip vyksta. Bandžiau suprasti. Tai normalu, ar? Bandžiau suprasti, ką mes darom ne taip. Ir kai dabar galiu palyginti dviejus, tai mes be galo daug gedom. Ta prasme, ten mūsų komandoje buvo 5 žmonės. 2 iš jų radom tiesiog pirmą dieną miške, jie bandė grandinę nukritusią užsidėti. Jiems padėjo vienas iš mūsų komandos, tada jie prisijungė. Tada, atrodo, 3 sankabos sudegė, mes tiesiog visą laiką, atrodo, remontavom. Jo sako, įsidėkit sankabas, kai važiuojat. Ir aš galvoju, sankabas. O kam sankabas įdėti? Sako, sudeginsit. Aš sakau, kaip galima sudeginti sankabą? Aš nesupratau. Tai čia labai iš tikrųjų geras sakantis klausimas, nes irgi būna žmonės klausia, ką pasiimti, ko nereikia. Tai ar buvo pas jūs dalykai, kuriuos, pavyzdžiui, pasiėmėt, bet tikrai nereikėjo? O ko aš pasiėmiau? Rankinėlių. 5 daiktai, kurių paėmėt ir nereikėjo. Iš moco remontavimo nieko nereikėjo, ką pasiėmiau. Ko dar nereikėjo? Visko reikėjo. Aš maudimkės nepanaudoju. Fenas batams. Čia must. Milda. Čia must be, ta prasme, aš sakau, sausi batai yra geri batai, arba jeigu nėra sausų batų, tai turi būti sausos kojinės. Okay. Tada, kaip kas mėgsta, aš mėgstu miegoti ant savo pagalbės, tai aš visur vežuosi. Aš mėgstu uždėti akinius, kad man saulė nešviestų, nes aš anksti atsikeliu. Ir ausų krapštukai jaučiu. Ausų kimštukai ir jeigu aš kažkaip narktų labai stipriai. Taip. O tai ir buvo dar kažkas, ko nepasiėmėt ir labai gailėjotės, kad neturit per APL? Ne. Mes visada pasiėmėm biškį daugiau. Bet aš atsimenu per pirmą APL-ą, vaikinas, kuris važiavo vienoje komandai, surašė sąrašą daiktų ir atsarginių dalių, ką tau reikia pasiimti. Aš su to sąrašu nuvažiavau į motociklų prekių parduotuvę ir pradėjau. Man reikia montiruočių, kamerų. Ir jis sako, ar tu moki, ta prasme, ar mokėtum pasinaudoti? Ne, sako, tada nereikia, žinok, tau nereikia montiruočių. O žiūrėkite, mes užduodame klausimus apie Apple, bet manau, šio podcasto žiūrovams taip pat būtų įdomu, jeigu turbūt nepaslaptis pasakyti aplamai, kokiais motociklais jūs važiuojat. Gal galit pasidalinti, jeigu nepaslaptis, kas tai firma, brandas, kubikų kiek, kaip sakant, kas tai per motociklai?
Aš vairuoju Honda CRF 250. Man atrodo, mergaitiškiausias Geras motociklas, koks gali būti. Tikrai geras, fainas. O mano 300. Super. Arba Mano raudoni. O pirmas- svajonių motociklas, vat koks būtų? Yra vat šiai dienai, šiai akimirkai svajonių motociklas. Turi tokį? Šiaip tai aš Honda susapnavau, todėl aš ją nusipirkau. Aš net nežinau, kad toks motociklas yra, bet susapnavau, kad važinėjau pas tėvus miške su va tokiu motociklu. Ir sakau, čia mačiau, kad ant šono užrašyta kažkoks CRF Honda. Sako, vyrs, jo, toks yra. Atsiverčiu Geras. nuotraukas internete. Taip, Dievaus. mano motociklas. Tai čia Bet pirmas šiaip- motociklas? Taip, mano pirmas motociklas. Tada turiu Husqvarna 350 Fe, labiau trasai. Bet mano galbūt visai svajonių būtų toks, kuris svertų iki 100 kg ir aš pasiekčiau žemę kojom. Yra toksai? Yra, kataimas, freeridas. Ne? Jo. Freeridas, ta prasme, galima arba nuvažiuoti, tiesiog išbandyti, bet yra tikrai mažiukas. Aišku, yra ir turbūt ir pas kitus Bet gamintojus. su normaliais ratais. Tai taip, enduro yra 21, 18, čia kitų variantų nėra. Supratau. Reiks Gal ten pasižiūrėt. 17 gale, bet kas iš to 17, jeigu padangų jiem negamina niekas, tai Taip. ten, žinai, toks ir enduro. Tarp kitko, man irgi buvo labai panašiai, va, kaip Milda pasakoja, kad tu susapnavai CRF motociklą. Aš enduro irgi atsiradau panašiai, tai yra atsiverčiau, buvo tokie, geras, žurnalo pavadinimą neatsimenu, bet buvo kažkoks žurnalas apie motociklus, motociklizmą. Visiškai nesusijęs su enduro. Ir tą žurnalą vartydamas labai netyčia ten per 2 puslapius atsiverčiau Honda XR 6PM raudonas. Ir viskas, aš ten jį seilės varvinu, žiūriu, aš su šitą motociklą turėsiu. Kažkiek metų aš jį ir turėjau. Pirmas mano buvo enduro. Kosminis daiktas, neįtikėtinas. Pirmoji meilė, galima sakyti, tokia motociklizmo. Bet, aišku, nėra starterio. Dėja, bet, va. O vardą turi jūsų motociklas? Atvažiuojat, pelkė, bala, įkalnė, miškas. Nėra taip, kad, ten nežinau, kaip galima Honda pavadinti. Ne tai, kad, Hondytė, būk gera, užsivesk, išvažiuok, ar turi kokį nors vardą, pravardę, kažką tai. Man tai būdavo, paglostai neužsikūrė, paglostai užsikūrė. Realiai tai būdavo. Tikrai. Gal čia sutapimai, nežinau, kaip pas jūs? Mano Honda turi pravardę Pelkių Vanda, nes jinai labai mėgsta įlysti, kur nereikia ir skęsti, kur nereikia. Pelkių Vanda. Vanda. Honda Pelkių Vanda. Tai realiai jos vardas Vanda. Tik tiek, kad pelkių. Ne, čia reikia kartu sakyti. Čia, Pelkių jo, Vanda, Vanda sorry. neturi tokio šarmo kaip Pelkių Vanda. O Varna yra Varna, balta Varna ir Pelkių Vanda. Dvi mano meilės. Nuostabu. Kai manęs paklausė šito klausimo, aš sakau Žygimantas III. Geras. Žygimantas III. O tai gerai, tai APL-as, tai kas jums, pagalvojus apie APL-ą, kas labiausiai pirma? Ar tai yra žmonės, ar trekas, kelias, miškas? Žmonės labai daug duoda, su kuo tu važiuoji, kaip jums sekasi susivažiuoti. Tai aš sakyčiau tik apie žmonės. Trekas irgi fainas, žiūrėk, kai važiuojam tai žvyrkeliais, sėdi visi ant vieno užpakalio, ant kito užpakalio. Va tada galvoji, ką aš čia veikiu. Ir sakai, Milda, sustokim gal, nes atsimenu, mes važiavom tokie ilgi žvyrkeliai. Ir vėjas taip pučia ir tu pavargsti įsitempus. Važiuoti ir tai Milda, gal sustojam. Ne, greičiau pravažiuosim, bus lengviau. Varom, ne? Važiuojam. O galima taip sakyti, kad jeigu nevažiuotum APL, jūs dabar jau APL-us pravažiavėt, tai yra palei 2000 km, palei kiek įmanoma artimiau pagal Lietuvos Respublikos sieną. Ar įmanoma pamatyti tą Lietuvą, kurią jūs pamatot kitų būdų? Tai yra, kojytėmis neapeisi, bet ar važiuojant, tai yra klausimas gal tikslesnis būtų, ar pamatot Lietuvą kitaip? Ne tik, kad bekelę, bet ir pačią Lietuvą, objektus, ar ne? Ar tiesiog yra maršrutas, trasa, stovyklavietė? Daug degalinių. Daug degalinių, taip. Pažiūrėk ten tą žemkasę, kur mes ten įspūdingai atrodė. Ja, šiemet buvo labai faina, nes tu turėjai ir nusifotkinti tokiose žymesniose vietose
Ir jo, kur Ir ten buvo taškus gal aplankyti, ten ten- Naujoji Akmenė? Buvo Kažkur nauja? viršui. Jo. Toks, kur leido Didelis toks pasivaikščioti agregatas. į vidų, užeiti. Kaip Jo, Sauliau jo, vadinasi? ten šitam karjerė tam, ne? Jo. Jo, ten Mėnulio kanjonai visiški. Marso kanjonai. ten Marso lietuviai, kanjonai. jo, Taip, jo, jo. yra, nu, Ir ten Taip. leido užlipti ir vaikščioti. Tai Labai mes turim nuotrauką labai gražią. Plaukyvelis. Suprantu, tas žaidimas patiko APL, kad naujovė praeitų metų. Jo, Man patiko. labai patiko, kad jūs tos trekerius įdėjot mums. Ir nu, buvo mažiau, kurie skipina kažką. Sažiningesnis Jo. važiavimas Aš buvo. papasakosiu, iš tikrųjų čia gal truputėlį nedasako, bet iš tikrųjų situacija buvo kitokia. Jie iš tikrųjų žiūrėdavo, va, taip jie žiūrėdavo ir finiše, tai dabar sakydavo, klausyk, tu nevažiavai vyrukams. Va taip. Jo, nes mes netgi būdavo taip preciziškai, kad mes nežinom, kokio atstumu tie trekeriai nuo tų signalų, nu, žodžiu, kažkokių stotelių reikia. Tai mes su Robertu net kelis kartus esam taip grįžę ir ten per 100 metrų gal, kad jau tiksliai pagal tą treką pravažiuoti, kad surinktų tuos visus taškus. Šaunu. Šaunu. Vadinasi, pasiteisino dalykas. Tai APL dar kartą važiuosit? Jo, aš jau nusipirkau bilietą. Aš norėčiau važiuoti pagal įkrodžio rodiklį. Į kitą pusę. Tik kitą pusę. Nu, visai smagu būtų. O norėtumėt, kad jis būtų sunkesnis, būtų trumpesnis, būtų ilgesnis, būtų patogesnis? Ką akcentuotumėt iš savo pusės? Vat? Nu, palas yra palas, apsmės yra formatas toks, koks yra, kas man labai patiko, kad buvo galima vakarais nusiplauti po treko mocą, ant švaraus kitą dieną susėsti. Kad buvo dušai, kad buvo maistas. Tikriausiai to negalima būtų pasakyti, kad labiausiai patiko, arba nelabiausiai, o šiaip patiko rytas, šlapi batai, purvini, rytas, šlapia, į batus, šlapius. Būtų ok ir taip. Koks jausmas? Jeigu būtų taip, tai būtų irgi gerai. Nu, tiesiog tai, kai tu važiuoji tokiu motociklu, tu supranti, kad oras tau ir draugas, ir nedraugas, tai tu tiesiog jį eliminuoji iš savo vertinimų skalės, kad ar buvo gera diena. Tai buvo gera diena, nors oras gali būti labai blogas. Tai aš manau, kad tai, kad pernai nelijo, buvo pliusas, bet jeigu būtų lyja, nu, būtų lyja ir viskas. Ką darydavot, jeigu nuo drėgmės, tarkim, tai gerai, pernai ne, gal praeitą paėlą, nuo drėgmės atsilupa kojų oda, nes ten viskas išbrinksta ir panašiai. Buvo tokių dalykų, teko susidurti? Ne? Batų džiovintuvai labai padeda. Maniškių neišdžiovino. Nes tau labai stori batai, reikia plonesnių batų. Arba tos kojinės yra tokios fainos. Neoprenės šitos, neperšlampamos. Šitas skolinausi iš Mildos. Užsidedai, gali Geras, kištis šlapius batus arba maišelius. Taip. Ten buvo, mačiau ten tokių triukų, kur hieninius paketus dėjo, kad ištrauktų drėgmę iš batų. Padeda. Šito nesubandžiusi, bet gan logiškai skamba. Tai jo, aš manau, kad tiesiog Šiukšlių maišeliai, nu aš Laikraščiai. jie nereklamuoju, bet Laikraščiai nu, visokie. jie neblogai, užsidedi šiukšlių maišą, gausi visur, aišku, ten koja tau prakaituoja, gal po to ten sudrėksta, reikia laiks nuo laiko ją išimti, pravedinti kažką tai, bet nešlapia nuo ryto, tai bent jau tiek, tas yra gerai. Dar vienas klausimukas, keiksmažodžiai. Vyrukai tikrai, kadangi ten nėra jokių, kaip sakant, priežiūros institucijų, kada tu esi purvinė, mėšlė arba dar kažkur užstrigai, nu, girdisi ten tiradą, ar kaip čia pasakyti, visokių tokių, ką moteris naudoja po šalmu, be šalmo, ar yra keiksmažodžių, kurių tokių, nu, pavartojat ar ne, ar tyliai ramiai, oi, pelkių vanda, atsiprašau, to ištrauksim ir viskas. Ar... Mes žvengiam daugiau, iš tikrųjų juokiamės, nes, gali pykt, gali rėkt, gali keiktis. Kartais būna tikrai tokių situacijų, kur tu, tarkim, niekaip negali pavažiuoti daugiau kaip poros metrų ir... Išsprūsta. Nu, būna kartais. Žalia rūta. Žalia rūta. Jo, bet tai nėra toks, kaip pasakyti, nėra standartas. Ne everyday. Mūsų podcastų metu mes dar prieisime, esame
gavę ir žiūrovų klausimų, mus žiūri, stebi ir tikrai nemaža dalis jo gali perduoti linkėjimus. Jūs tikrai pamatys didelę bendruomenę Lietuvos. Ir grįžtant prie APL. Kelintą dieną pasidaro visiškai vienodai, kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi purvinas, nepurvinas. Pirmą dieną dar vis tiek jinai yra tokia arti civilizacijos. Kada dingsta iš galvų civilizacija, jeigu taip galima pasakyti. Ir visiškai vienodai visi lygus. Direktorius, santechnikas, vairuotojas, klijuotojas ir taip toliau. Man tai nuo pirmos dienos. Nes, tiesiog, tu žinai, kaip ta virtuvė verda. Ir tu matai žmonės, kurie yra linkę bendrauti ir kurie nori bendrauti ir bendrauja su tais ir pašneki, ir sustojus ten visą laiką. Buvo faina, nes pirmą dieną mūsų vedlys turėjo pabėgti į senelio jubiliejų ir mes važiavom vienus. Ir atrodo, tik sustoja truputėlį ten šalmą pasitaisyti ar kažką, iškart stoja. Ar viskas gerai, viskas gerai, viskas tvarkoja. Toks labai... Rūpestingas, taip? Jo, labai smagu. Supratau. O magnis naudoja tokį dalyką? Jo. Naudojat? Aš ne. Aš naudoju. 15-16 valandų kasdien ir be magnio? Tai čia tik pirmą, po to patobulėjau. Čia dėl to, kad tau kaip rūmenis traukia. Taip. Taip. Na, aš dar labai jauna, žinau. Pirštukai lankstytųsi, kad kojos lankstytųsi, nes ryte tu iš palapinės išlendi, trečią kokią dieną jau pradedi jaust, kad toks jau akmeninis. Tai, magnio nereklamuoju, bet visi naudojas, truputį atpalaiduoja. Tai persistengti negalima. Man žinok, kaip tik, man gal sunkiausios fiziškai būna pirmos 2-3 dienos. O po to man tiesiog labai lengviau būna ir tada paskutinės dienos, paskutiniai keliasdešimt kilometrų būna sunkus, nes tu tada jauti tokią psichologinę įtampą, kad jau tiek pravažiavai, viskas gerai, dabar nesusimauk, nepadaryk nesąmonės. Tikrai taip, bet Sauliau, čia taip ir yra. Jo, bet iš tikrųjų paskutinį. Jo, iš tikrųjų būna paskutiniai kilometrai yra svarbiausia. Ir kurie žmonės atsipalaiduoja, kur dar nereikia atsipalaiduoti. Jau kvepia dušas namai ir... Tai mano sekantis klausimas irgi buvo, turėtų būti, kaip jums pirma diena APL ir paskutinė diena APL? Yra skirtumų važiavime, susikaupime ar tas pats? Aš sakyčiau, kad tas pats. Gal tik tai galą pasidaro liūdna, nes jau žinai, kad baigsis. Liūdna būna ar linksma? Liūdna būna, kai tu grįžti namo, pergalvoji, kas čia įvyko per šitą savaitę ir galvoji, o tai kas dabar? Kas dabar? Geras, aš atsimenu irgi savo aplą ir lygiai taip pat mastai, jau viskas, jau artėja, jau medininkų pilis kvepia. Aišku, finišas emocijos, didelės emocijos, tikrai taip. Ir ateina tas linksmasis pirmadienis po aplo ir tu ateini į darbą, atsidarai tą kompą, klaviatūrą, mausas, kaip vadinasi, žymeklis. Pelytė, jo. Tai šitą, ir tu žiūri į tą žydrąją ekraną ir galvoji, ką aš čia darau. Tai visiškas smegenų išvalymas. Toks išvalymas, kad aš netgi lyginčiau APL, kaip būna šitie, kaip šitos pavadinti, piligrimai, kurie yra žygiai, išeina, į ten kalnai, dar kažkas, kad prasivalytų galva, tai aplas taip išvalo, kad, kaip ten, alt control delete galima sakyti, žinai, visiškas totalus. Tai vakarai, pakalbėkim truputėlį apie vakarus. Aš suprantu, Daiva grįždavo ganėtinai vėlai, tai turbūt netekdavo ar tekdavo dar prie to laužo. Mes po to kartu važiavom. Gerai, tą kitą. Gerai, aš vis grįžtu prie pirmojo aplo, nes pirmas tai yra toksai, kurio tu neatsimeni, visada prisimeni. Žiūrėkit, klausimas. Ateinat prie laužo, vyrukai, kurie ten sėdi, pasitempia ar... Užleidžia vietą. Rimtai? Tai yra tas toksai džentelmeniškumas, taip? Taip, yra. Nes labai juokinga buvo,
Kur mes ten sustojom? Nebeatsimenu, kur ten tas ežeras, prie ežero, kur buvom. Kur buvo prie ežero? Antra diena. Biržai buvo. Jo, ir mes, žodžiu, ieškom, kur išsidžiausti savo drabužius. Ir kažkaip užmatėm, kad ten virtuvė tokia visai nemaža ir yra, kur virvės ištampyta, aš buvau virvių pasiemusi. Ir jau kai atėjo laikas, tai einam pasidžiausim tos rūbus, įeinam, o ten kažkoks vyrukas miega. Ant žemės virtuvės su miegmaišiu. Ir mes taip kažkaip sakom, ar mes čia biškai galim pasidžiauti drabužius? Ir jis taip, jo, galit. Mes ramiai savo iš ten virvės, išsidžiaustėm drabužius, einam, sakom, kaip faina, žinai. Ir paskui Robertas sako, žinai, jeigu pas mane įsiveržtų 3 mergos ir sakytų, kad man čia biškai pasidžiauti reikia, aš irgi sakyčiau viskas okei. Ir mes paskui taip galvom, jo, iš tikrųjų mes net nesusimastėm, kad čia gali žmogus pasakyti ne. Bet ten daug tos virvės taip per visą ilgį virš jo galvos. Nesupranti, mes jau miegamai įsirovėm. Nesvarbu. Tai va, tokie niuansai. O sakykit, per Aplą, ar galima sakyti, kad važiuojant Aplą yra toksai posakis, draugą nelaimėje pažinsi, nes Aplas tuos visus tokius užmaskuotus žmogaus bruožus atveria, man atrodo, nes kada yra sunku ir yra, gal čia jums taip lengva, aš nežinau, kaip jūs taip lengvai pravažiavot, kad, va taip lengva, bet, tikrai sunku, yra ką veikti, yra iššūkiai. Atsisijoja, išlenda žmonių, buvo teko susidurti su tokiu dalyku, kad, atrodo, lygtais viskas buvo prieš tai gerai, o po to žiūri, kad lenda tokie žmogaus kabliukai bendravime, dar kažkur. Mūsų komandą mes pažįstame, bent jau aš visus pažįstu ir neišlindo niekas netikėto, kas būtų, nežinau. Mes ne pirmą važiavome kartu. Mes daug važiavom kartu, iš tikrųjų. Ir tu žinai tą žmogų, žinai, kaip jis važiuoja. Taip. Vat iš tikrųjų, man asmeniškai sudėtinga būtų prisijungti prie visiškai nepažįstamų. Ir tarkim, jeigu aš viena norėčiau, aš pagalvočiau iš tikrųjų. Aš pasižiūrėčiau, kas važiuoja, galbūt pasiorganizuoti pasivažinėjimą kartu, pasižiūrėti kaip, nes tai labai svarbu, mano manimu, kokybei. Kontrolinių klausimų užduotum kokį nors? Ne, tiesiog pažiūrėčiau, kaip važiuoja ir kaip reaguoja. Nes... Tai gal verta būtų prieš tai netgi vieną dieną pabandyti su tuo žmogumi. O taip, tikrai. Čia būtų iš vis idealu. Išlysti į mišką šiek tiek, toksai trintis, pažiūrėti. Tikrai taip. Ar bėga link tavęs pakelt motociklą? Aš galiu pati pakelt savo motociklą. Kiek kartų? 12 galiu pakelt kartų motociklą. Esat skaičiavę, kiek kartų teko kelt per Apalą? Per Apalą? Ne, bet aš šiaip savo turiu maksą 12. Tai apie motociklo pakelimą. Tai aš kiek žinau, jūs važiuojate taip, kadangi motociklai yra ganėtinai aukšti enduro, ir jums ne visose vietose sekasi kartais ir su koja atsispirti, tai pas jūs yra netgi, sakyčiau, čia drąsos lygis totalus yra. Jūs važiuojate taip, kad užlipot ant motociklo starte ir stengiatės nenulipti ir neatsispirti iki finišo. Teisingai? Nes kai kur būna sudėtinga su koja, kur kažką pasiekti, atsispirti ir panašiai, ne? Kaip iš vis taip pavyksta padaryti? Sakyčiau, gal kad tu stengiasi planuoti sustojimą. Tu tiesiog apsižiūri, kur tu sustosi, nes abiem kojom tu žemės nesieki. Reiškia, tau reikia svorį permesti į vieną pusę, kad tu vieną pusę pėdos siektum žemę. Ir tai planuojasi, kur tu sustosi. Kad nebūtų nuokalnės kokios netyčia. Duobelės. Bet tai pareigoja, ta prasme, tada tai pareigoja galvoti, žiūrėti. Taip, ir pavyzdžiui, kai būna tos sudėtingos tokios sekcijos, kur, tarkim, slalomas, rastai, kur didelio greičio negali būti, o kai didelio greičio nėra, tada turi būti balansas labai geras ir tada koncentracija būna tokia, kur ten matai, aš čia, niekada tada nežiūri, nieką nesiorientuoji ten, sako, ten grybas buvo, koks ten grybas, aš čia matau. Ir stengiasi taip, nes, kelt emociją gali, bet... O tai žiūrėkit, pačioj stovyklavietėje atvažiuojat, ar turit kažkokią strategiją, kur statysit palapinę, kur miegosit, ar aplinkui vis tiek vyrukai yra, kas ilgiau užsibūna kartais prie laužo, arba yra, kas garsiai miega, sakykime, ar jokio skirtumo?
Tu dar iš tų palapinių net pažįsti žmogaus, kuris garsiai miega, tik jau kai pasistatai. Po to skiriat spalvas. Ai, čia tas oranžinis, čia reikia toliau, ne? Nu ir vis tiek visi pakankamai kompaktiškai miega, tai jeigu ten kažkas kažkur kažką garsiau, tai vis tiek girdi. Tai tam ausų kištukai labai labai gerai. Dėl vietos gal tiesiog pasižiūrim, kad visi tilptume. Kad nebūtų, kaip sakant, kojos žemyn gal aukštyn arba atvirkščiai, kad nebūtų šlapia, kad būtų lengvas gruntas, kad tie koliukai susimiktų taip, kai tie pamštis jie yra, nereiktų plaktuko ar ten akmenuko ieškoti. Nu, taip. Tai jeigu vyras koks nors prieina arba ten keletas, ten sako, oi, ką iš čia kalat, mes jums pastatysim, leidžia tą dalyką daryti, ne? Kad gal dabar nebuvo taip, kad dabar jums pastatysim. Ne, mes anksti grįždavom, mes labai anksti grįždavom ir pasispėdom pasistatyti. Bet pirmojo apelo metu, tai aš dabar atsimenu, koks geras jausmas yra, kai jau, kai kurios komandos grįžę ir jie mato, kad tavęs nėra, tavo vienas tas daiktų maišas guli ten prie autobusiuko ir tu grįžti ir tu randi pastatytą jau palapinę. Nu, tiesiog kažkas matė, kad grįžit vėlai ir tau pastatė palapinės, o beje, prieš APL aš savarankiškai nebuvau pati pastatęs palapinės ir jos net neturėjau. Tai aš į Visaginą atvažiavau, mes pakankamai vėlai grįžom, tai pavalgėm, atsigėrėm ir ėjau tada jau statytis tą savo naują nusipirktą palapinę ir man nesigavo. Aš siunčiu draugui nuotrauką, sakau, čia kažkas netaip, žinok, yra su tavo palapinė. Brokuota. Jo, kreiva ir man tada padėjo ją pastatyti. Po to jau dabar turbūt galėčiau užsimerkus. Kokie raumenys labiausiai skauda per aplą? Rankos, kojos, riešas, kaklas. Ne, ką susitrenkėt, tą susitrenkėt. Tiesiog, kas? Man kaklas labiausiai pavargsta, nes nėra įprasta visą laiką toj koviniai pozicijai su šalmu važiuoti. Kas dar? Riešas? Ne. Mazuoliai ant rankų? Ne, pas mus rankos neužsipumpuoja. Mūsų kojos dirba. Kitaip, pas jas kitaip pasirodo. Aš žinau, kodėl, nes jos galvoja, jos turi galvoti. Va, bet hebra, galvokit, kai važiuoja. Tai va, pasirodo. Galvokit, va, žiūrėkit, startavo, galvoja, va taip važiuot, finišą, sako, kad... Biški kakliukas skauda ir turi skaudėti kas nors, kas neturi nieko skaudėti, va. Šaunuolis. Palapinę, pasistatom, good, juokauju, va. Ne, nuovargis tai tikrai yra, nėra taip, kad ne, bet kad būtų, sakykim, kad ten atimtų kažkokią kūno dalį ar ne, taip... Nu, kad tau taip skaudėtų, kad tu negali. Mešlungis yra blogas dalykas, jeigu pagauna. Bet magnį reikia gerti žiauriai anksti. Čia, kaip sakė, tai kiek tu savaitę prieš jau pradedi gerti? Aš non-stop jį geriu. Ir dar tam tikrą rūšį magnio, nes jo yra kelios rūšys, reikia žinoti, kurį magnį gerti. Reklama. Ką? Reklama. Ne, nereklamuoju. Kam įdomu patys susižiūrės, žinai, išsiaiškins, koks magnis yra nuo ko, žinai. Jo, nes einamoji momentų gerti labiau yra placebas negu iš tikrųjų, nes organizmas kol pasisavina reikia laiko. Taip, tikrai taip. O tai per APL apie šiaip važiuojant, koks didžiausias feilas yra nutikęs? Feilas tai yra, kai tavo, kaip sakyti, savimeilė, ego užauga per aukštai. Antrą dieną. Trečią. Jo, ir tada tu pervertini savo jėgas ir tinka kokia nors nesąmonė, kuri brangiai kainuoja. Bet čia yra ar būtent jėgų pervertinimas, ar adrenalinas kaltas? Adrenalinas. Ir pasitikėjimas per didelis. Jeigu dar iš šono kokia pagyra, kad o, čia tau pavyks ir tu ten... Taip, man pavyks, laikykit manualą. Mildai, lygiai taip pat žinau, susidūrė ir tikrai yra kolektyvas. Įvertinkit tai, ypač tie, kurie važiuoja pirmąjį aplą. Pirmos 2 dienos yra sunkios. Pirma diena sunki, antra geriau, trečia atrodo jau labai gerai ir aš jau viską moku. Jūs nemokat viską. Patikėkit, nusiraminkit ramiai, ne varžybos, ne Dakaras, nelėkit. Būtent. Nes kada tau atrodo, jau moku, įvyksta tas bach ir tas bach gali būti skausmingas. Ir neverta savęs laužti, nes čia yra kelionė, kur yra savaitės, o jeigu jūs ten kažką pasidarysit 2 ar 3 dieną, tai turės praleisti pusę atostogų. Tai
tikrai neverta nei prieš save, nei prieš kitus tam demonstruotis, rodyti. Taip, tikrai taip. Tai, o jūsų APL-as buvo, buvo taip, kad lyja visą dieną. Buvo taip, kad kažkurį tai dieną šlapia. Man pirmojo APL metu buvo, antrą dieną atsimenu, nuo ryto lyja. Aš grįžau vakare, visas sušalus, tada klausiu, gal net pasauliu, ar yra čia dušas. Ir tais metais Biržuose, man atrodo, nebuvo dušo. Ir aš net dantim kalenu, kaip man šalta po tos visos dienos važiavimo. Ir aš tiesiog ėjau į artimiausią sodybą ir prašiau... Sušalę. Su motociklo drabužiais ir prašiau moters, kad leistų man nusiprausti po šiltų dušu. Ir jinai sako, aš leisiu, tik niekam nesakyk, nes jinai galvoja, kad tada visi tie vyrai ateis ją į dušą. Tai gal vienintelis toksai, po to būdavo tokie trumpi gal momentėliai, bet nesu užfiksavus, kad visą laiką lyja. O buvo per aplavą tokių kliūčių, sakykime, kas yra kliūtis ten, kaip čia pavadinti paprastai, didelė pelkė, didelė įkalnė, ne? Pelkė gali būti ir didelė, sakykime, ne? Arba ten ant kelio, ne? Arba ten įkalnė ant kelio, kuri ten tokia, galėtumėt paminėti tokiu, blemba, sustojau ir nežinau ką daryti, baisu. Ar tiesiog, kaip sakot, susiplanavau, važiuoju, galvoju finišas, vakarienė, palapinė, dušas, ramu. Ne? Ar kaip? Buvo Varadero alėjai, tokia bala. Ir atvažiavom. Ir nevažiuot, Daiva sako, aš važiuosiu. Aš pamačiau, kad prieš mane du vyriškiai, pravažiavo, reiškia, galima pravažiuoti. Ir aš tiesiog važiavau. Ir vėl iš tos ten buvo duobelė tokia, aš neturėjau kur pastatyti kojas. Ir aš tiesiog su visų mocu į tą balą. Tai moco pusė vandenį, aš tai visai iki šalmo buvau šlapia. Ir, tai nieko, pakėlėm tą motociklą. Bet motociklai nieko. Mes jį išvarėm ir biški praardėm, išbėgau vanduo, tai baisiai, bet filtras buvo. Išbėgau vanduo, tada patį oro filtrą prie duslintuvo džiavino. Ir tada sakėm, Daiva, vedam ar ne? Daiva sako, vedam. Ir mes taip... Užsivetė. Nes iš ten išsivaryt motus. Bet buvo baisus toks. Galvoju, blemba, antrą dieną, tai ką dabar namo važiuosim? O ten, toj alėjoj, ten vietiniai susirenka, jie daug žmonių stovi aplink tą pelkę, žiūri, žinai, filmuoja. Aš kiek atsimenu, tai šitas kadras yra ir jis buvo po to paplytęs gan stovyklavietėj po to vakarą. Ai, sako, čia tu į balą įsivertė. Tu čia taip. Aš taip pamačiau tą balą, sakiau, aš nevažiuosiu, nes aš kaip tik prieš savaitę nuskandinus buvau motociklą ir man jį čiučiut atgaivino. Kaip čiučiut atgaivino į man, žodžiu, bet aš turėjau truputį tokią baimę baloms. Ir aš kaip pamačiau tą balą ir pamačiau, nesakau, tu nevažiuok, aš važiuosiu. Sonata sako, važiuok, jei tu važiuosi ir aš važiuosiu. Sakau, aš tai nevažiuosiu, aš apsižiūrėjau ten aplinkui. Apvažiavau aplinkui. Važiuokit per tą balą, aš važiuoju aplinkui. Ir buvo nuo kalno, aš neprisimenu, gal Saulius primins, kur iš Zervynų išvažiuoja ir toks kalnas yra. Čia smėlis? Ne. Ten iš karto iš stovyklavietės ir... Sakykime... Kodėl aš neatsimenu, kaip vadinasi. Apie smėlį, man atrodo, Daiva gali apie Klaipėdą labai gerai papasakoti. Girdėjau tokių atsiliepimų, kaip jūs gal galite pasidalinti, kaip jūs ruošiatės įvažiuoti į Klaipėdos smėlio poligoną, ne? Gal galite pasidalinti šitą istoriją? Mes tą dieną važiavom su Robertu ir Sonata. Ir kažkaip su Sonata iš ryto, ar tai dar vakare, žinom, kad bus Klaipėdos poligonas. Mes pakankamai dažnai su merginom važiuojam link Varėnos į smėlynus, tai mums tos smėlynai yra žinom. Bet poligonas yra ne Varėna. ir mes su Sonata strateguojam, kaip čia reikia važiuoti. Tarkim, kad didesnius atstumus ant smėlio palaikyti, ten mažiau kontrolės. Ir Sonata sako,
aš tai gerai per smėlį varau, čia šersim, žinai. Ir Robertas įvažiuoja į poligoną ir mes tik pradedam važiuoti ir mes gulim ant šono. Nu pasikėjau. Palaukit, abidvi gulite. Abi gulim. Palaukit, planavot, o ne įvažiavot vieną į kairę, kitą į dešinę gulimą, ne? Ir vėl pasistatėm tas mocis, mes metrą vėl gulim, žinai. Ir mums visiškai ne. Mes galvom, nu čia kažkoks tas smėlis kitoks yra. Ir Robertas taip žiūri į mus ir jau matau, nu nebus. Mums ten, man atrodo, į servisą Klaipėdoje, ar ne? Tada dar gali. Mes niekur nespėsime, įvažiuosim. Ir Robertas sako, čia yra apvažiavimas, šalia eina to smėlio toks takelis. Mes sakom, ne. Bet po to prisivažiavom, perpratom tą poligono smėlį, bet iš tikrųjų labai kitoks negu kad Varėna. Jo, aš lygiai taip pat galiu Maroką palyginti, tarkim, Saharai smėlis visiškai kitoks negu Lietuvoje. Ten nėra ką veikti, Saharai. Lietuvoje yra ką veikti. Vat kas važiuos į Fiestą, kas važiuos į Aplą. Dar perėsim prie žiūrovų klausimų, ten apie vadinamą, kaip vadinamas tas ruožas, Saharos ruožas. Jo. Nu ten kitoks smėlis. Čia jau Varėnas, ar ne? Tai kitoks, jisai, nežinau kaip pavadinti, kitoks. Jis, smėlis smėliui nelygus, tikrai taip yra tas faktas. Ko dar trūksta tam Aplui, jūsų akimis, ko norėtųsi daugiau, ką būtų galima patobulinti, dadėti iš būtent organizacinės pusės, nežinau, turit pastabų, norų? Bet taip tiesiai šviesiai. Aš sakyčiau, kad Sauliaus darbo valandos ilgesnės turėtų būti priimant užsakymus, nes atkreipsim dėmesį. Mes 1 valandą dienos tik pradedam galvot, ko norėtume vakarą, o jau viskas uždaryti. Supratau. Priimsim domėn šitą klausimą. Čia mes supratom, apie ką. Pasiūlym, tarp kitko, labai jo svarus, nes klausimas ir pageidavimas, visiems. Taip gaunas vis tiek. Toks praktinis galbūt būtų prailgintuvų. Turėt. Nes Fenams. Kai visi susikiša Pakrovėjams. ir neužtenka Tu kai rozėčių. sakai, fenas visada galvoja apie plaukus. Aš jį ir naudoju. Rimtai nesudegini? Sudeginu. O Taip, tai bet tu aš jį deginau jau, nežinau, gal 10 Bet yra kelionę. specialūs, Mario, Paprastas už batų 15 džiovintuvai. eurų, ar gal dar litais pirktas, nežinau, toks visas apsvilęs. O ne. Į batus, jo, tik tai kai kiši į batus, jis tokio dydžio, fenukas ten, nežinau, Norfa. Ar ten, nereklamuojant, ne? Paprastas 10-15 eurų plaukų fenas, kurį naudoja moteris, ne? Aš galvoju, Kad kad tu nedidelis. vadini, Bet jisai išsilydo tą plastiką. Niekas ten Jeigu neatsitinka. palieki biškį, kad Pabandykit, nebūtų va, tai taip užspausto, veikia. biškį, kad Čia nesugalvoju, čia mes cirkuliuotų. visi taip darom. Tai yra dedi batus, bet įdėjęs į batą, ką jis daro? Jisai kaitina, bet nereikia perkaitinti ir pučia, tai yra vedina, ne? Bet negali palikti. Negali išeiti, maudytis, valgyti, dar kažką įdėjai, nežinau, 2-3 minutės pakeitei batą, dar kažkiek tai minučių pašylo, pakeitei batą. Batai per valandą gal net dar ir greičiau, aš ten nedeginu tų batų, kad būtų, tai dar net greičiau ten, labai. Mes kam neišdžiūvė, tai ryte, kol kažkas valgo, dar kažką, visi sausais batais važiuojame. Okay. Nes batų džiovintuvai, bent jau mano batus, tai labai gerai išdžiovina per naktį, bet jeigu storesnė. Per naktį tai elektra. Tai nieko tokio. Jie yra specialūs, jie nieko nepadaro, nes gali ir goreteksinius batus džiovinti, ir rozetę batus ir ten jie savo spindi mėlynai raudonai. Aš bandžiau su jais slidžius batus, bet kažkaip man nepasisekė, gal aš nemoku dar, nežinau. Pusė gerai irgi, tai aš turiu irgi tos paprastus, kur specialiai batų džiovintuvai, tai slidžių, snieglenčių batų, tai tinka, tai manau, kad fenas, tai ką mes paminėjom, tai yra tas vienas iš tų dalykų, jeigu pereinam prie daiktų, tai yra tai, ką must have, netgi 2 sakyčiau komandai, nes po to, jeigu važiuoja komandoje 4 žmonės, vienas fenas, blogai, viskas, per mažai. Tai čia jau, tą reikėtų tikrai pasimti. Ir kas dar iš jūsų pusės, ką norėtumėt pasakyti, kad jūs išgirstų, perduot linkėjimus, kam norit. Robertai. Sonata Robertai. Palauk. Ne, jokio. Ne, jeigu norit, tai galite rimtai perduot linkėjimus, nes... Čia mūsų komanda. Tai jūsų komanda, pakartokit, jeigu galima vardus atskleisti, perduokit linkėjimus, jie jūs matys. Ir Robertai, ir Sonatai.
Čia yra jūsų komandos nariai, su Taip. kuriais jūs važiuojate, sportuojat, keliaujat su motociklais. Važiavam APL, mes kartu, taip, ir karts nuo karto išvažiuojam kartu. O tenka vis dėlto pasiginčyti, man vis dėlto dar yra neaišku su šito klausimu. Kažkaip vyrukams važiuojant, nekyla tų klausimų. Važiuoja endūrą, važiuoja su motociklu, jau okei. Jūs vis tiek draugės, giminės, vis tiek grįžtų prie to pačio, užduoda klausimą, kodėl, ne? Giminės balius, dar kažkas, tai, kas jūs ten traukia, kas traukia į tą endūrą? Kas yra viduj, kodėl? Pas mane ne. Tu ginčiasi su kuo nors. Ne, kas traukia? Ne, kas traukia? Mane traukia tas jausmas, tas adrenalinas šiaip yra labai geras narkotikas, bet tas jausmas, kai tu su motociklu esi kaip vienas ir tau, tu skrendi, tu, nežinau, kaip tu vadini, sakai, dainuoji, tas toks flow, toks, nuostabus jausmas yra. Kai tavo galimybių ribos prasiplečia, tu realiai nei bėgti taip gali, nei šokti. Jeigu galėtum skristi, tai būtų jausmas panašus, bet negali skristi. Tai motociklas duoda tą tokį ir tai yra galvos išvalymui, tai nuostabus dalykas. Man atrodo, mes irgi važiuojam lygiai dėl to pačio dalyko. Tik tais aš taip liaudiškai pasakysiu, prasipūst galvą. Nusinulint. Tai nusinulint, ne? Tai all-control deletas vadinamasis. O Daiva? Man tiesiog patinka. Valio, nuostabus atsakymas, viskas gerai. Tiesiog patinka. Tai viskas iš to gerai, valio. Tvarkoj, tai ką, šiandienai ačiū labai, kad jūs sutikote pas mus atvykti, pabūti kartu su APL organizatoriais. APL-as vieta dar yra, nes kiek aš žinau, kol mes kalbam, dar užsiregistravo. Ir čia ne bairis. Linkėjimai, Evelina. Tai noriu padėkoti, kad jūs maloniai sutikote pasidalinti mintimis savo įžvalgomis apie Aplą. Ačiū jums labai. Tikrai praplėtėte akiratį, ne tik mūsų, bet ir žiūrovų. Ačiū labai. Ačiū Mildai, ačiū Daivai. Pakeičiu Marių, iš tiesų, nes čia tokie liečia daugiau organizacinius klausimus, tai mes su Saulium atsakysim, bet kol dar nepaleidom merginų, aš, kadangi pernai teko susidurti su merginom, labai nemažai ir prie laužo pasėdėti ir padiskutuoti įvairiam temam. Jos turi labai aštrią nuomonę tam tikrais klausimais. Bet iš tiesų norėjau pagirti merginas tuo, kad užsidegimas ten yra tikrai stiprus. Ir pas vieną, ir pas kitą, čia negalim skirti nei vieno atvejo. Aš iš tų tokių funny istorijų, tai atsimenu, kaip buvo bėgių pylimas. Daivai sakau, pasakyk Mildai, kad patrauktų mocą. Ir jos ten čiauška, aš girdžiu per interkomą ten. Turgus vyksta, sakau, pasakyk, kad traukt mocą. Ką, aš negirdžiu. Mergos, palaukit, man vaikus kažką sako, aš nieko negirdžiu. Sakau, traukinys atvažiuoja. O jos ten toliau čiauška. Aš atsimenu, kad aš tada mečiau fotiką ir bėgau traukt mocą. Aš tik pamačiau, kaip tu bėgi ir mojuoji rankomis. Ir aš galvoju, kas, kur? Ir tada, ir tada tau, tai buvo. Aš dar atsimenu tą vainių, kur mes irgi, ta pati, man atrodo, Rodeo alėja buvo ir mes ten strigom daug, bet ne tik mūsų komanda daug. Ir mes ten tą mocą atsikeli, ten pelkės. Ir tu prieėjęs fotografuoji. Ir aš tau sakau, tai padėk, ko čia fotografuoji. Tu tą fotoaparatą atsargiai padėjai į šoną, padėjai atsikelt mocą išvažiuoti, žinai. Jo, buvo šitas momentas irgi, aš atsimenu, kad nes aš ateinu, Daiva likus ten viena, tam durpynė, mocas įklimpęs, jinai žiūri mane, sako, Ko tu stovi? Sako, ką tu stovi, va, mocas imti, sako, daryk ką nors. Jo, tai buvo istorijų. Žodžiu, nėra tų, kurie gali kažką daryti ir kas negali daryti. Visi viens kitam padeda iš tiesų, tikrai taip. Bet atsirado klausimas iš tiesų ir klausimas atsirado tikrai įdomus ir turbūt tikslus, ką daryti vegetarams. Jo, tai va, kaip Vainis ir sako, iki šiol kiek buvo Aplų, niekados nebuvom susidūrę
ir niekada net niekam ir nekyla toks klausimas, bet jeigu kyla klausimas, vadinasi, tai yra aktualu, tai aš manau, kad čia šita problema, net ne problema, turbūt čia yra tiesiog dalykas, kurį labai lengvai išspręsim, pasileidę papildomą apklausą prieš Apple startą ir susižinoję, kam yra aktualu vegetariškas maistas ir tiesiog pasiderinsim su maisto gamyba. Tai manau, kad šitą vietą tikrai lengvai išsispręsim, jeigu bus kažkam poreikis valgyti vegetariškai, tokį meniu tikrai galėsim suorganizuoti. Tai jeigu tik nenorit važiuoti į APL tik dėl to, nes bijot, kad nebus ką valgyti, tai galiu nuraminti, kad tikrai bus. Ką merginos sakė, maitina labai neblogai, ne? Ja, manau, kad šefai pasistengs ir dėl vegetaro. Dar klausimas, ar ne? Tai čia galbūt daug kas, net ir dabar patys atsakė mane, ar lieki vienas, jei kažkas nutinka. Nu, manau, kad tiek Daivos istorija, tiek Mildos istorija parodo, kad dalyviai nelieka vieni, vienaip ar kitaip kažkas ar esantis aplinkui tikrai padeda, ne? Tiek ištraukti emociją, tiek išspręsti kažkokią kitą problemą. Klausimas Mintaras Vacys klausia, kaip su maršruto aptarnavimu? Šito klausimo galbūt net nelabai žinau, bet kaip įsivaizduoju, ką jis turėjo omeny? Aš galvoju, gal čia su maršruto aptarnavimu, tai ar yra numatytos degalinės? Aš tai manau, kad degalinės numatytos, o toliau aptarnavimas jau vyksta iš pačių komandos pusės, ne? Juk turit mechanikas. Bet toks klausimas, kaip su maršruto aptarnavimu? Tarkim, jeigu padiskutuokim. Genda. Tai ar jums buvo per koks nors toks rimtas gedimas motociklo, kad būtų reikėję pagalbos iš išorės? Ne. Aš buvau lempą sudaužius. Atsimenu. Tai man degalinė ją mineralinio butelio plastiku užklijavo, sakė, kaip nauja gali važiuoti. Technikinė praeis. Tai suprantu, visas problemas techninės išsisprendė. Gal tokių rimtų nebuvo pas mus, ar ne? Gal tokių rimtų ir nebuvo, bet yra ir tas pasiruošimo momentas, kad mes nepanaudomom nieko iš motociklo taisymo įrangos, ką pasiėmėm, bet jeigu būtų reikėję, yra žmogus, tarkim, mūsų komandai Robertas, kuris nusimano, jis ten greitai sutvarko ir viskas yra ok. Ir aš taip įsivaizduoju, čia vėlgi ta gal klišė, kad visi vyrai nusimano apie techniką, bet man atrodo, kad nėra taip, kad visiškai nieko nerauktų. Tai... Bet man atrodo, RPL viena iš taisyklių yra, kad komandai turi būti vedlys, tas, kuris naviguoja, tada medikas, kuris pirmosios pagalbos ir mechanikas. Taip. Bet čia dažniausiai komandos pačios pasiskiria. Tai žmonės, jeigu sudarinėja savo komandas, tiek turi vieną žmogų, kuriam labiau įdomu galbūt technika, kuris labiau nusimano tai technikoje ir dažniausiai komandai būna vienas, kuris tai dažniausiai komandos pačios sprendžia šitos klausimus ir ar organizatoriai gali pagelbėti šito klausimu, jeigu yra laisvi ir yra pakeliui, nežinau, tikrai yra buvę, kad klausimas, aš pats važiuodamas su busu ir važiuoju pro kažkur, tai buvo klausę, ar galima atsisiųsti kažkuria tais ten autobusų stoti dalį, kurios reikia ir ar galėtum paimti. Nu, tai jeigu aš važiuoju ir man šalia, tai žinoma, aš galiu paimti ir jiem atvežti. Tai... Bet kad taip, kad ten imti ir evakuoti. Jo, vidury savaitės, vidury dienos, tiksliau ne savaitės, vidury dienos, nes busas pilnas daiktų ir taip, ten niekas netelpa. Taip nebūna, šitoje vietoje vis tiek reiktų patiem organizuoti. Nu, Lietuva nėra tokio dydžio, dar kad ten kažkaip nerastum draugų aplinkui ar negalėtum to motociklą išsitraukti. Toliausias atstumas, 4 valandas ir atvažiuos paimti. Visada atsiranda kažkas, netgi vidury niekur, kažkaip sugeba išlenda tą pagalbą ir viskas jo, susitvarko. Gerai. Kiek dalyvių atkrenta kasdien ar per visą renginį? Kaip manot? Mes šiandien kaip tik skaičiavom. 10%. Labai arti iš tiesų. 10%. Tai... Per visą, ar ne? Jo, per visą. Ir čia kalbam iš to tradicinio tik tais. Jeigu 100 leidžia, tai 10 žmonių. Tai principė 2 komandos net važiuoja. Dėl traumų ar dėl technikos gedimų? Aš sakyčiau, kad... Miksas abiejų? Jo, pem ant pem, turbūt panašiai būna.
vienais metais būna daugiau vieno, kitais metais daugiau kito, bet jeigu taip bendrai žiūrint, tai jo praktiškai vienodai būna. Gal net iš tiesų traumų ir mažiau. Mažiau turbūt traumų, jo. Trauma turbūt ten sudaro iš tų 10%, dar 25 koks. Nes, nu, vat, iš pernai lygiai taip pat, XR toksai sugedo paskutinę dieną, ten nežinau, pavadinkim 70 kg iki finišo, nebefinišavo. Apmaudu, ne? Kitas, žinau, žmogus išvažiavo, nes apsiskaičiavo atostogų dienas. Žmonai pažadėjo, kad grįš, žinai, penktadienį ar ten ketvirtadienį, o pasirodo dar vieną dieną reikėjo važiuoti. O tarp kitko, aš atsimenu, kad vieną aplą buvo taip, kad žmogus išvažiavo į aplą, nors jo neišleido atostogų. Ir atsimenu, kad vidury aplo pasakė, kad išėjau iš darbo, nes man taip ir neišleido manęs atostogų. Okay. Yra buvę ir tokių istorijų. Prioritetai. Tai va, prioritetai. Važiuoju, bus kaip bus. Taip, tai iš sekėjų mes, čia būdu tie klausimai atėjo iš Mintaro, tai Mintarai atsiūsim tau moco uždangalą dovanų. Ačiū už klausimus. Tai kad aš gaučiau uždangalą irgi reikia tiesiog paklausti kažko. Galėjai. Kur buvai, brangioji? Aš dabar nusipirkau, šiaip realiai istorija mano per mažus ratų neuždengi, tiesiog dabar uždengta sėdynė ir vairas. XL buvo, tai kokią Hondai reikia? Ten gal XXL? Dviračio ten gal. O tu skaitai, kad tu pirkai. Žinant tave čia gal tiesiog pirkai uždangalą. Kieno? Klausimas yra kieno, ką jau uždengti? Daiva, kai tu pirkai pastą ir nusipirkai protezą. Galvoju, lemba, reikia dantų pastas vežtis, bet reikia mažytę, žinai, iš namų nepirksiu. Lem, nuvariau ryte į Maximą. Ir pasiimu, akcija grįžta, žinai. Ir ten protezos žėlė kažkokią, odį. Siunčiu. Tai su nuotykiais, net ir čia. Tu dar net neišvažiavus. Dar net neišvažiavus. Nuotykiai prasideda anksčiau negu pats Apple. Mane, ką palinkėtumėt tiem, kas abejoja? Nes šitą epizodą žiūrėsiu gegužės mėnesį, tai jau bus likę maždaug 3-4 savaitės iki paskutinio deadline'o registracijai, tai nežinau. Pabandyk. Na, tu neturi ko bijot, kol nepabandai. Nu, tau nepatiks, bus per sunku, nu, tu susirinksi manatkes ir važiuosi namo tiesiog. Bet aš esu tikra, kad, nu, nesinorėsi išvažiuoti. Tai šiaip labai yra kvaila bijoti to, ko nežinai, kas ten tavęs laukia, kas ten. Bet gal čia ir tas baimės jausmas iš ten ir ateina, nes nežinai, kas tavęs laukia. Šiaip aš kalbėjau su Marium važiuodama čia, kad jeigu aš 23 metais būčiau žiūrėjus jūsų APL, būčiau daug dalykų žinojus, tada nebuvo tokių, tu matydavai gražiausius ten tos vaizdus YouTube'e, bet tokių praktinių patarimų, kas tavęs ten laukia, ką pasiimt, ko nepamiršt, kaip važiuot, ką apsirengt, tokių nebuvo, tai tu tiesiog važiavai ir jau kaip gaunas. Nu, laukiniai vakarai buvo. Dar 23. Aš, tarp kitko, irgi 23 važiavau APL ir aš tikrai atsimenu, kaip Daiva grįždavo po 16 valandų darbo dienos, atvažiuoja tokia visa į palapinę įkrenta, ryte atsikeli, jos jau nėra. Ja. Mes tiesiog galvojam vis anksčiau skipinavom pietus ir, nu ką ne taip darom, nu kodėl. Milda, tai ką palinkėtum, kaip padrasintum žmonės važiuoti? Aš turbūt paantrinčiau Daivai, kad yra lengva bijoti to, ko tu nežinai, bet jeigu tu nepabandai, šiaip iš principo, jeigu tu važiuoji motociklu, tai nėra priežasties, kodėl nepabandyti. Nes išvažiuoti Pakatuškę savaitgalį yra viena, bet čia važiuoji tu 7 dienas. Ir 7 dienas važiuoji, ne? Taip. Ir pirmą dieną dar darbas, namai, dar toks kažkoks keistas jautiesi. Antrą dieną, trečią dieną jau tu supranti, kad realiai tavo darbas yra tik važiuoti. Tau nieko nereikia rūpintis. Tave pamaitina, tik palapinę susirinki, pasistatai
Ir viskas. Ir tu tik darai tai, kas tau patinka. Tai kažkaip... Nėra taip baisu, ne? Nėra argumentų. Nevažiuoju, žinai. Super. Ačiū labai, kad atvažiavot. Išnaudoju savo gerumo kreditus, kuriuos sukaupiau pernai metais, tai reikia šiemet papildyti atsargas. Ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėt, buvo smagu visai. Visai buvo smagu. Pem ant pem? Duosiu aš tam pem ant pem.